Malonu. Esu to namo gyventojas nuo pat pradžių. Pasikeitė administratorius, kiek žinau, nesenai, čia kažkur gegužės mėnesį. Taip. Ar pajutot kažkokių pokyčių, ar yra skirtumas, ar lygiai tas pats, tiesiog biurokratinis dar vienas administratorius? Lygit, žinokit, ką įkalbėti. Tai reiškia naujas administratorius, Centina Service Kaunas. Pasiteisino, mažiau mokate ir daug greičiau reaguoja. Ir žmogiškai galima su jais bendrauti, pasakyti, kokios yra problemos. Jau dabar, kai pradėjau administruoti, vamzdžiai jau špižiniai buvo, jau beveik prakūrę. Pakeitė visos. Sutvarkė visus Rusijos vamzdžius. Supratau. Vamzdis irgi buvo jau prakūrę. Ką dar padarė, ką jūs matote? Visą fasadą nudažė. Laiptinių įėjimus nudažė? Jo, ir supranta, suliukai nauji viską. Suliukus naujus sutvarkė. Ir teritorija dabar, pavyzdžiui, darysimo medžiai, jums apėjus viską. Viską padarė. O sakykit, o jūs mokate tą pačią sumą, kaip ir buvusiam administratoriui, ar Centinai Service Kaunas mokate? Mažiau. Net mažiau? Daug mažiau mokam. Būtent ir labai normalium kainom. Tai naujas administratorius. Taip, naujas Centina Service Kaunas. Tai yra mažesni mokesčiai, tačiau jie daug daugiau daro darbų, kurių jūs su buvusiu administratoriumi net nematėte tų darbų. Taip. Ir pasikvies galima iš karto. Labai žmogiškas bendravimas ir greitas, betarpiškas. Supratau. Jeigu, pavyzdžiui, reikia, supratau. Nors ten, kas įvyko, ar tavo klausimų kokio, ar darbiukas, iš karto, mygam. Pasakym, tai čia, žinokit, nieką lygiai. Ten, supratau. Ką buvo, tai, žinokit, baisus dalykas, ten skelbdavo, reikėdavo vamzdžius pasikeis, pavyzdžiui. Ten, keitim pernai. Supratau, užtrukdavo viskas. Tai, žinokit, ten konkursas didžiausiai. Supratau. O sakykit, ką rekomenduotumėt kitiems gyventojams, kitų daugiabučių gyventojams, kurie, pavyzdžiui, svarsto, turi dilemą rinktis naują administratorą, likti prie seno, ką jūs patartumėt patyręs jau šitą? Tai žmonėm iš karto nuteikiam, savo jau kiek praktika buvo, jau mes turim tą jų padarytą, taip sakant, kai diena nuo nakties skiriasi visi. Supratau. Tai jūs jau net kaip sakyti, rekomenduojate Centina Service Kaunas, nes savo kailių patyrėt per daug metų. Tai galite teigti, kad šitas administratorius šito daugiabučio yra pats geriausias per jūsų 40 metų patirtį. Tai ačiū Jums labai, gražaus vakaro, ačiū, kad pasidalinot savo patirtimą apie naują jūsų daugiabučio administratorių, Centina Service Kaunas. Dėkoju.